Sveiki visi, tai vat parduodam mes BMW F10, visiems turbūt žinomas modelis, daug kas su juo susidūrė, aš pats kai ją pirkau, tai rinkausi iš keletos variantų ir tikrai buvau matęs įvairių įdomių variantų. Tai gal iškart pradedu aš nuo kėbulo, šiuo atveju kažkokie įbrėžimai ar ne, tai čia yra, bet nesimato realiai. Tokie minimalūs, kurie su poliravimo pasišalins, nes aš taip ir nepoliravau. Tada yra patinis lipas, čia yra jos kilimas buvęs, nežinau, į kažką aš buvau pataikęs, tai tas kilimas nenuėjęs iki galo, ten tik iki vidurio ir iš apačios yra užlituotas, tai ta prasme, tu čia jau niekaip nenuimsi. Ir jis pats iš tikrųjų yra tvirtintas labai tvarkingai, nes yra čia laikiklis ir per vidurį prisuktas prie balkio. Tai jį pamesti yra, nežinau, praktiškai neįmanoma. Net jei kažkur atsitrenksi, tai jis tiesiog sulūš ar suskils, bet tikrai nenukris. Aišku, galima ir nuimti, jeigu kažkam trūk, nes realiai jisai mašiną taip gan stipriai prižemina. Prieky yra žeminančios spyruoklės, šiuo kaip ir šis dalykas buvo, bet galima pasikeisti ir ten tikrai nedaug kainuoja ir galima pasikelti tam, ta prasme, komforto galbūt to nebūtų. Aišku, nevažiuoja komfortiškai, bet prieš duobės, prieš gulinčius jau reikia pristabdyti. Tada čia turim tokį menką brozdinimą, kuris irgi nusipoliruos, nėra čia problema, iš galo jokių problemų nėra. Tai čia turim tokį vat liniją, man rodos, aš kai kažkur važiavau, užkabinau šaką ir prabraukė. Tai irgi dažo nepaliesta, tai čia realiai tikrai nesunkiai nusipoliruos, jeigu kas šitą darys. Ir čia yra irgi toks labai menkas. Tai realiai pas jį yra sudėtas visas performance paketas, bet priekinis lipas, šitie šoniniai slenkščiai ir dar šitie buvo tokie, nežinau, čia kam tinka, kam ne. Aišku, galinis šitas, realiai galima būtų uždėti tą tokį didesnį, bet šiuo atveju yra kablys pas jį elektrinis, jis ten suvažiuoja, tai todėl negalima kito dėti, šiuo atveju toks yra uždėtas. Tada dar. Man rodos, iš kėbulo viskas. Rūdžių bent jau niekur tikrai nėra. Pats nemačiau. Kiek žiūrėjau, kiek aš jau turėjęs. Dabar dalykas dar su ratais. Su priekiu viskas gerai. Su šitais buvo niuansų, kad tai buvo virinti abudu galiniai. Ir šitas, ir tas. Tai problema buvo ta, kad buvo padangos per siauros. Ir turbūt tas, duodavo jam. Tai po to buvo pakeis padangas į platesnės. Ir jau pusę metų nėra problemų. Bet žiūrint į ateitį, tai, gali būti, kad reikėtų pasikeisti tos ratus. Šiuo atveju būtent F10 tai ratai tikrai nedaug kainuoja, nes labai daug ir dar šitus galima parduoti ir dar ir kitus kažkiek dasidėjus tų pinigų. Tai vat, tai būtų turbūt tiek iš kėbulo pusės. Dabar galim greit pažiūrėti vidų. Tai vat, vidus atrodo taip, čia yra salonas ne baltas ir ne geltonas, jis yra toks šviesiai pilkas, sakykime, labiau toks kaip dramblio kaulo gal. Tai salonas tikrai labai tvarkingas, niekur nesuplyšęs, niekur ten siūlai niekur nelenda. Kaip tokia įridai čia tikrai labai tvarkinga, nes dažniausiai kokie būna geltoni, tai jau žiauriai jie pavargė. Čia tik man rodos gal dėmė nenuvalyta. Tai buvo darytas ir cheminis kažkur prieš porą mėnesių. Tai ten yra tokie labiau matus įspūdį, nes buvo vaiko kėdutė. Tai jinai buvo išimta čia užvakar, tai dar ten turėtų atsistatyti viskas į vietą ir būti jau kaip čia bent jau lygų plius minus. Su galu taip, galim iškart bagažinę pažiūrėti. Yra kilimėlis guminis, kas yra gerai, jeigu kažką mėgsta atvežti, ir papačiau kilimas tvarkingas. Ir čia įstinėlė ir kiti dalykai. Zapaskų nėra, pas F10, tai vat, gerai. Galim pažiūrėti vidų. Taip. Čia viskas tvarkinga, niekas niekur nelimpa, kaip būna dažnai pas jas problema. Tas pats ir su kita pusė, ir su galu. Šis rankenėlės tvarkingos. Niekas nesuplyšę. Viskas gerai. Vairuotojas sėdynės irgi tikrai labai, palyginus kaip tokiam šviesam salonui, labai gerai atrodo. Ir dabar niuansai dar iš salono pusės, kokie čia defektai.
Tai pirmas dalykas, mygtukas čia pasitrynęs, nežinau kodėl aš jo pats nenaudoju, bet turbūt vaikas savininkas labai jį mėgo. Tada čia šitą turim irgi ir šitą vietą matosi pasilupė, ne pasilupė, bet atšokė. Nežinau, gal čia pasisliga tokia, bet tik ant šitas dalykas vyksta. Visur kitur viskas labai, labai gražu. Ir dar šitas daiktas, jisai nenori užsidaryti. Man asmeniškai netrukdė, bet ten turbūt atsidarius galima ten kažką tai padaryti, kad sutvarkytų šitas niuansas. Taip, tai yra ekranas su CarPlay'um ir Android Play. Labai labai naudingas dalykas, lyginant su to, kas buvo prieš tai, galima būtų aišku įdėti ir į seną įstatyti, bet šiuo atveju šito nereikėjo. Dabar yra ambientas, jis valdosi per šitus mygtukus. Išjungt, keist spalvas ir ryškumas irgi valdosi per čia. Tai realiai, jeigu norit, kad būtų ne taip ryšku, galima primažinti arba padidinti iki maksimum. Ambientas buvo sudėtas, realiai galima jį būtų valdyti per patį kompą, bet tam reikia NBT. Šiuo atveju čia yra cicas, tai negalima prie jo pririšti, bet jeigu kažkada kažkas norėtų įsidėti NBT, ten apačioje yra 2 mygtukai, juos paspaudi ir viskas veikia per NBT kaip originaliai. Viskas yra sudėta į originalias vietas, tikrai labai labai tvarkingai buvo sudėta, niekur nesimato, kai būna kitur išlenda patys ledai ir panašiai, tai šiuo atveju čia tikrai tvarkingai. Čia galima pasižiūrėti, čia nieko stebuklingo nėra, klaidų nėra. Servisai visi, šitas, va čia netyčia. Servisai visi čia tvarkoja. Aišku, čia nelabai ką reiškia, nelabai ką jie sako. Tai pati planšetė turi wireless CarPlay, realiai sėdi mašinai iškart įsijungi. Visi dalykai čia veikia. Visada galima persijungti atgal į originalią sistemą. Jis pats veikia iš esmės per AUX-ą, tai paspaudus mode persijungia ir tada garsas eina jau iš jos. Tai, bet šitas dalykas kažkaip man problemų niekada nesukėlė. Taip, tai variklis užkurtas. Toliau iš salono pusės kaip ir nieko daugiau negaliu pasakyti. Daugiau viskas yra tvarkoj. Galiu parodyti, kas yra motorė, bet ten aišku nieko nesimatys. Nu, visi skysčiai vietoj, niekas niekur nebėga. Tai čia aišku reikia žiūrėti apžiūros metu turbūt labiau. Kamera nieko čia nepasakysiu, neparodysiu stebuklingo. Čia dar guma tokia vat graži. Galima aišku pasikeisti, bet vandens niekur neleidžia, tai nežinau, čia tiesiog turbūt ar užkabino kažkas su diržu, ar kažkas panašaus atsitiko. Yra head-upas, dar iš komplektacijos dar iššildomos sėdynės, aišku ambientas, dar kiti dalykai, tai čia aišku visko nepripasakosiu, neišrodysiu. Tai vat kaip ir turbūt būtų tiek. Labai ekonomiška, 47 variklis, tai iš esmės labai mieste gal 7 litrai kažkur, 7,5 priklauso nuo važiavimo stiliaus. Pats variklis irgi nėra tai baisiai lepus. Tai vat, kaip ir tiek būtų. Ačiū už dėmesį.